Dėkui labai. Aš norėčiau paklausti vienintelio savo bendravardžio vyriausybėje premjero. Iš tiesų turiu du klausimus, vieną sudėtingą, vieną paprastą, bet kadangi šiandien visas krūvis tenka jums, tai aš paklausiu paprastą. Aš jūsų vis klausiu tai psichologinį, tai filosofinį klausimą. Šios dienos klausimas bus matematinis. Ir jis išplaukęs iš neseniai paskelbtos valstybės kontrolės ataskaitos apie daugiabučių namų renovavimą. Sakykit, gerbiamas premjere, kaip jūs galvojat, kas šiai dienai yra geriau, ar 15% valstybės parama su 3% fiksuotų palūkanų, ar 50% parama su kintamom palūkanom, kurios šiandien yra apie 4-5% berods? Tai, gerbiamas kolega, viskas priklauso nuo to, kaip žiūrėsime į perspektyvą ir kokios bankų palūkanos gali būti ateityje. Praeitais metais 3% buvo labai gerai. Kaip atrodys kitais metais pamatysim, bet kai paskolas imi ilgalaikės 20 metų, tai 3% yra tikrai labai gerai. Šiandien, žiūrėdamas į perspektyvą, aš pasakyčiau, kad aš tikrai apsilankęs štai ir daugiabučiuose namuose, kuriuos renovuoja Žirmūnuose, beje pastebėsiu, kad didelis skirtumas tuose daugiabučiuose namuose, kur būtų savininkai yra anksčiau buvę kooperatinių būtų savininkai, tai aš iš tiesų pamatęs, kaip jiems sekasi renovuoti, aš esu įsitikinęs, kad ir naudojant naują programą, iš ties didžiulę naudą gauna visų pirma patys būtų savininkai. Nes būto vertė po tokios renovacijos padidėja tiek, kad aiškintis ar 3% ar 4,5%, ar su tokia subsidija, ar su kitokia subsidija, man atrodo tikrai nebėra didelės prasmės.